Taigi esu, net nežinau kaip lietuviškai, Saint Neophilus vienuolyne. Vienuolynas yra pilnai veikiantis. Buvau užėjęs Vačinaivą į esančią cerkvę. Tai parašyta, kad filmuoti negalima. Viduje būdi vienuolis. Tikriausiai saugo nuo norinčių pažeidinėti tvarką. O aplinkui tai problemos jokios nėra. Tai va čia va, turi tokį gražų sodelį. Šiandieną beje prieš paskutinę kelionės diena. Tai rytoj mes 11 kylam. Kaip aš vadinu, 11 val. Jau kylam. Tai Kipre būsiu praleidęs 13-24, 11 dienų. Tai planavau truputį trumpiau, bet gavosi kaip gavosi. Oras toksai, kad vakarais be džempo nelabai, bet kai šviečia saulė, tai šiandien plus 23 stabiliai, tai tikrai jaučiasi vasara ir yra geras oras. Tai va, tai praktiškai šiandieną paskutinę dieną pusdienį pasilikome tokiam va poilsiui. Apėjau, pasifilmavau, jau pasiilgau namų. Beje, kas labai svarbu, tai Facebookas visiškai neberodo mano postų. Matomai viršiju jų limitus. Facebooko platforma iš esmės yra orientuota į tai, kad jai pradėtų mokėti. Tai kaip aš ir minėjau, jūs papostinot, jūs norit sulaukti laikų, o laikas, kurį jūs būnate Facebook'e, yra ribotas, todėl jie nori maksimaliai išnaudoti ir, kaip sako, padalinti tos įmanomus laikus, nes galima nesunkiai paskaičiuoti, jeigu jūs praleidžiate 2 valandas, tarkim gerai, 20 minučių Facebook'e, kažką tai scrollinat, jums reikia daug parodyti, kad jūs kažkaip tai pradėtumėte dėti laikus, laikinti ir tie laikai pasiskirsto, kaip sako, jūsų draugui ar tam žmogui, kuris followina, tai yra malonu sulaukti patiktuko iš jūsų. Tai visa šita sistema taip ir pastatyta, kad į tas 20 minučių grubiai sudėti jums kuo daugiau informacijos ir dar parodyti reklamas. Tai žmogus, kuris nuolat postina, tai jiems yra nelabai reikalingas ir sakykime, ir jo postų, pasižiūrėjau, praktiškai nerodo, nes jie yra, bet jums į naujienų juostą jų tiesiog neišmeta. Tai jeigu aš dabar nepostinsiu nieko kokį mėnesį, tai vėl kiekvienas postas bus pakankamai daug auditorijos pasiekiantis. Beje, kuom dar norėčiau pasidalinti, aišku, su YouTube yra kita istorija. YouTube'as visiškai priešingai veikia, o Facebookas dėja va taip veikia. Tai kadangi, kaip kažkada ir minėjau, yra 360 kamera, vis tiek tas montavimas nėra toks jau paprastas, turi vis tiek pasisukioti tą kamerytę, parinkti kadrus, parodyti ten atgal ir taip toliau, tai visgi užtrunka. Tai vėlgi dvejopas toksai jausmas, tęsti, netęsti, daryti, nedaryti, nes praktiškai vis tiek esminis rautas sugeneruoja kol kas Facebookas. Tai, nes Facebookas iš tikrųjų parodo tiem, sakykim, tai Facebook'e jūs visi esat tie, su kuriais aš vienaip ar kitaip esu pažįstamas. Aš apskritai nepažįstamų žmonių nepriimu ir pasižiūriu, kas per profilis. Jeigu prašosi, tai atkreipiu dėmesį, kada sukurtas, kiek nuotraukų. Dabar tie, kaip pasakyti, botiniai profiliai atrodo gan normaliai. Būna 3-4 nuotraukos, dažniausiai vogtos pasisavintos kokio nors žmogaus ir tiesiog užmetu į tai akį ir deklaininu tokius dalykus, nes man tokių draugų nereikia. Tai va, o visi tie, kas esat Facebook'e pas mane, tai bent jau mažiau ar daugiau mes su jumis bendraujam, bet jūs esate tikri žmonės ir esam kažkada tai tikrai susitikę gyvenime, turėję ar kažkokių tai reikalų, ar
ar tiesiog fainai esam leidę laiką, tai va tiek va, o esu, kaip ir minėjau, vienuolyno teritorijoje, kalnuose, čia iš karto pakilom truputį vėsiau, ant saulės taip pat šilta, 400 su centais metrų virš jūros lygio. Kaip ir žinote, Kipras yra graikų ortodoksai, panašu į pravoslavus, cerkvės, visa kita, bet yra ten pas jos tam tikrų vidinių skirtumų. Tai va, tai toliau planas yra dar pravažiuoti kelias vietas šiandien aplankyti, po to, kaip visuomet, susikrovimas daiktų, rytoj jau 8 turime pajudėti link oro uosto, nors tai nėra toli, bet skrydis gal 11:15, na ir kaip visada, standartinė situacija. Visa diena užima skrydis. Tai 11 dienų Kipre, pasiilgau šeimos, pasiilgau namų, nusimato dar nemažai kelionių šiem metam ir netrumpų kelionių dažnai, tai kaip ir kažkada taip tai labai svajojau, o dabar atėjo metas, kai tą pajauti ant savęs ir pasirodo, kad gal ir ne visada tos ilgesnės kelionės, kad ir į šiltus kraštus yra tokios fainos. Beje, postus, bet kuriuo atveju, kadangi jų niekas nebemato, išdėliojau per tam tikrą laiką Facebook'e, tai kai matysit šitą video, gali būti aš jau būsiu tuo metu kur nors, pavyzdžiui, Olandijoje. Nes praktiškai vis tiek aš tos video sufilmavęs, norėtųsi, kad jos bent kažkas tai pamatytų, o nebūtų vien tik tai tuščias darbas, kai niekas jų nemato, arba mato YouTube'ai užsieniečiai, kuriem, galbūt ne kažką svarbu, bet kiek sulaukiu atsiliepimų, tai visada sulaukiu kažkokių tai atsiliepimų iš tų žmonių, kurie yra pažįstami, tai jiem gal labiau įdomu pasižiūrėti, ką aš kažkur tai veikiu, o kaip pasakyti, YouTube'o bendrai pasauliniai publikai gal tai nėra taip įdomu, arba apskritai neįdomu. Tai dėl to vėlinsiu visus video, darysiu išėjimą kas 3 dienas, galbūt netgi po to ir kas 4-5 dienas, nes tiesiog Facebookas jau jums nerodo. Taip, kad prikalbėjau čia vėl eilinį kartą jau 8 minutės, tai paskutinė diena, nauji planai, krūva planų, krūva krypčių, dar beje testuoju naują mikrofoną pasiskolinęs iš Tomo, nes tokį buvau nusižiūrėjęs pasiimti, kad nereikėtų jokių laidų ir prie kameros jungtųsi, pavyzdžiui, bevėlių būdu tiesiai su Insta 360, tai paklausysiu, ar man patinka garso kokybė, ar man patinka, kaip jisai dirba, ir jeigu ką, nusipirksiu tokį, nes mano rodė tie profesionalūs kabutėse. Tai, geriausia, ką galima, sakykime, nusipirkti tokiam segmente, bet aš neskaitau, kad rodė yra pro gamintojas, nes labai daug pas jos yra tokių smulkių, nedadarytų, nenumatytų dalykėlių. Tai bet kuriuo atveju, jisai tikrai veikdavo per USB pajungus, tiesiog jau darosi sistema ir vėl manęs tai netenkina. Tai norisi vieno mikrofono, kadangi nepagrindinė užduotis mano daryti kažkokius videoblogus, tai 25 € Amazon'e iš DJI mini mikrofoniuką, manau labai nebloga kaina, jeigu pasiteisins po testų, tai nusipirksiu ir naudosiu su šitą Insta kamerą. Tai kągi, Gintaras iš Kipro, šiam kartui tiek.